Nerimą turi kas 25 pasaulio žmogus, tikriausiai taip pagal statistiką, gal klysti truputėlį, bet maždaug taip pasireiškimo labai daug, ar ne. Nerimastingi žmonės dažnai iš nerimo autopilotiškai veikia kažkokius dalykus, bet nesąmoningai. Tai kad sąmoningumą įjungti mums reikėtų mažinant nerimą užsiimti fizinę veiklą, galima atsparumą didinančią, ar ne. Tada dienoraščio rašymas, minčių dienoraščio rašymas, tai galėtų būti sąmoningumo praktikos tokios kaip mindfulness, vėliau arbatos gėrimas, sustojimas, minutės kažkoks turėjimas, apgalvojimas. Tai nerimas apie rytojų, o mums reikia būti šiandien. Tai ta prasme visos sustojimo stotelės tinkamos nerimui mažinti. Ir jeigu pačiam nepavyksta susitvarkyti, tai reikėtų kreiptis pagalbos į psichologą, psichoterapeutą, psichiatrą kartais tenka, mūsų psichosveikatos centras teikia tokias paslaugas.